Sveiki, mėlyje investicijų pulso žiūrovai. Šiandieną su jumis aš, Greta ir Ilja Lauras. Labas, Ilja. Labas, Greta. Sveiki, žiūrovai. Susitinkame rečiau, tad aptarti temų susikaupę. Šiandieną pasikalbėsime ir... Taip. Gal ir gerai, nes tada galime sau leisti kalbėti apie tai, kas svarbu, o ne tiesiog kažką tai, kas užpildo eterį. Tikrai taip, o aptarti iš ties nemažai. Pradėsime nuo Irano karo ir įtakos rinkų nuotaikoms. Be abejo, aptarsime ir situaciją Europoje, o būtent kuo lemtas Europos centrinio banko palūkanų normų didinimas. Ir perėsime prie technologinių temų drebinančių pasaulio, o būtent SpaceX IPO, kuris stebėjo visas pasaulis. Ir pakalbėsime apie mūsų laukiančius IPO, OpenAI'aus, Anthropico ir kasgi dedasi su Anthropicu, kas ten per konfliktai su JAV vyriausybė. Tai galbūt pradėkime nuo Irano. Gal pradžiai pakomentuoti, kad Irano tema gal užėmė eterį jau praktiškai nuo šių metų pradžios, ypač investuotojų, nes tai lietė vieną jautriausių ekonomikos šakų, tai yra energetika. Hormūzo sąsiaurą, netgi anekdotai pradėję buvo sakyti, kad jie reikėtų pervadinti iš Schrödingerio sąsąją, nes neaišku, atidaryta, uždaryta, kas bus, ir va ta neapibrėžtumas, nežinomybė šiaip paprastai labiausiai veikia investuotojus, nes gera, bloga investuotojai, pasaulis, ekonomika, verslas prisitaikys, bet kai yra nežinomybė, kas bus rytoj, kas bus šiandien, tai veda prie aukšto volatilumo, tą matėme per VIX indeksą, apie kurį jau kalbėjome, ir tai veda būtent prie to neapibrėžtumo baimės, tai būtent tai yra jautriausia investuotojų, sakysime, gal sritis, tai yra būtent neapibrėžtumas, ypač tokiai svarbios srityje kaip energetika, tai veda prie neprognozuojamų rinkų, tai matėme ir kritimų, ir kilimų. Projekcijos, kurias tikrai negalėjome nepastebėti, tai yra pradžiai į infliaciją, nes, priminsiu, energetika sudaro labai didelę šiaip visų paslaugų ir prekių grandinės tiekimo dalies. Nėra prekės paslaugos, kurie vienaip ir kitaip nesusijungia su energetika, ypač nafta. Ir tai privalėjo vesti ir privedė prie infliacijos. Infliacija yra atsakymas paprastai centrinio banko didinti palūkanas, ką vėlgi matėme Europoje, kol kas gal susilaikė nuo to Amerikoje, bet tas užburtas ratas, kad neramumai, rinkos, energetika, infliacija, palūkanų normos vėl užsidaro ir tai veda prie tokio, sakysime, tokio neprognozuojamo elgesio rinkose. Tai būtent dėl to rinkos indeksai vakar paskelbus apie tą taikos galiausią pasiekimą, rinkos labai sveikai sureagavo, tai Nasdaqas pašoko virš 2%, kiti indeksai taip pat pašoko, tai tikrai matėme tokį labai stiprų optimizmą. Gal ašis to optimizmo yra, kad sutvarkius energetiką vėl galime gal tikėtis to atsukimo atgal, kad per atpigusią energetiką turėtų infliacija sulėtėti, tai vestų prie tokio gal palankesnio centrinio banko sprendimo dėl palūkanų ir tada galima tikėtis tokio greitesnio ekonominio augimo, kas liečia rinkų augimą ir taip toliau, taip toliau. Taigi tikrai tas įvykis momentaliai sujudino rinkas. Taip, iš tikrųjų dabar laukiame JAV palūkanų normų sprendimo iš naujo pirmininko Kevino Waršo. Ir analitikai tikrai stebi situaciją su Iranu, kaip tai paveiks infliaciją ir kokie bus atitinkami sprendimai. Tuo tarpu Europos centrinis bankas nemato tokių rožinių perspektyvų, bent jau, kaip sakė Lagarde, reaguos pagal situaciją ir dabar ta situacija yra tokia, kad palūkanos buvo paaukštintos. Taip, gal to nelabai tikėjomės metų pradžioj, kad vėl laukia mūsų infliacijos šuolis, palūkanų šuolis. Vėlgi, Europos centrinio banko sprendimas gal ne tiek laukiant ateities, kiek preventyviai, nes infliacija ypač Europoje yra ypatingai jautri tema. Tai jau nekalbam apie benziną, kalbam apie praktiškai visas prekes paslaugas. Tai ta apskritai tokio skurdėjimo, neįperkamumo, atsirado nauji terminai, kai cost of living crisis, tai yra gyvenimo kaštų krizė. Gal to nelabai jaučiame Lietuvoje, nes mes vis dar turime tą ekonominio augimo gal rezervą, kurį tikrai susikūrėme, bet pati Europa yra labai, sakysime, liūdnai atrodanti šiuo metu. Tai kalbame apie recesijas, apie darbo vietų mažėjimą, tampame apie nekonkurencingumą. Tai gal taip preventyviai to išvengiant, to bent jau infliacinio poveikio, ECB vis dėlto taip truputėlį avansų gal padidino palūkanas, tai vėlgi veda prie tokio rato,
kad paprastai, kai palūkanos aukštesnės, tai investicijos verslai yra mažesnės, nes kreditai brangsta, tai sulėtėja šiek tiek ekonomika, atšala gal apskritai, būtent tai yra kaina, kurią mokame gal už infliacijos sumažėjimą. Ir labai įdomu bus žiūrėti, kaip tokiam kontekste, kai iš tikrųjų ekonomika yra pakankamai prasta, energetinė krizė ką tik norisi tikėti jau tą viršūnę įveikėme, bet tikrai bus matyti, kas vyksta, geopolitika nestabili, tai tikrai bus taip įdomu stebėti, kas vyksta Europos ekonomika sekančius keletą mėnesių. Galbūt judėkime prie smagesnės temos. Esame istorinio įvykio liudininkai. Pirmą kartą istorijoje įmonė peržengė 1 trilijono JAV dolerių ribą, išeidama į biržą. Kalbu be abejo. Iš karto patikslinsiu, 2 kartus peržengė, Taip. O trumpam momentui atsidarius biržom netgi 3 kartus peržengė. Taip, SpaceX'as buvo pasiekęs trumpam laikotarpį ir 3 trilijonų valuaciją, bet iš tikrųjų, sakyčiau, šiuo metu skaičius trumpuoju laikotarpiu turiu omeny keletą mėnesių. Tikrai nemanau, kad jie atspindi realybę. Tikrai nemanau. Nes vėlgi mechanizmas pats pasirinktas IPO yra šiaip nors ir ne retas, bet yra specifiškas, kad tą įvertinimą nustatė ne rinka. Įvertinimas buvo nustatytas, taip vadinama, iš viršaus. Siekiame 2 trilijonų išesinę vertę, akcijos kaina buvo iš anksto apibriešta, jokių prekybų pirmin atgal tikrai nebuvo, ne rinka nustatė per sankirtą pirkimų pardavimų, o būtent per tą nustatymą. Be abejo, jau nebeliko greičiausia, nors kiek žinančio investuotojo ar dominčios finansai žmogaus, kuris negirdėjo apie tą SpaceX, buvo labai maža dalis akcijų iš tikrųjų paskelbta pardavimui, ypač maža dalis alokuota taip vadinam retailui, tai labai griežtom sąlygom, labai kontroliuojama kiekį, pardavė fiksuotą kainą ir būtent dėka PR-ų buvo paskelbti skaičiai, kad apie 400% oversubscribinta, žmogiška kalba išvertus, tai reiškia, kad 4 kart daugiau norinčių buvo užsirašę pirkti tas akcijas, negu tų akcijų buvo. Tai vėlgi tokia ribota pasiūla, labai didelis PR-as, labai karšta tema, gal tiesioginė prasme. Vedė prie to, kad taip, pavyko įvykdyti tą planą, surinkti, sakysime, tą sumą, apie 80 milijardų buvo surinkta, bet tai ne kaip kol kas nenustato, ar kompanija pati investuotojų laisvoje rinkoje akise yra pervertinta, nedavertinta. Faktas, kad matėme labai stiprų šuolį iš karto biržom atsidarius, kai jau laisva prekyba prasidėjo. Vėlgi tai labai būdinga, nes tie, kurie negalėjo įpirkti, galiausia gali įpirkti, tai tas šuolis yra, bet vėlgi paminėsiu, kad dulkės turėtų nusikratyti tikrai per keletą mėnesių. Matėme tokias karštus išėjimus ir anksčiau, ir Uberio, ir Metos, kai po išėjimo kaina krito ir 70% ir daugiau. Taigi vėlgi kol kas anksti kalbėti, ar tai yra pagrįsta 2 trilijonų valuacija, ar jinai iš tikrųjų kol kas nėra pagrįsta tikrai sandoriais, tikra laisva prekyba. Dar irgi vieną faktą paminėsiu, kad pagal taisyklės paprastai tiem, kurie prilaiko akcijas, yra uždrausta jomis prekiauti tam tikrą laikotarpį, apie 60 dienų sudaro tas laikotarpis, kitais žodžiais, kol kas netgi rinkom atsidarius, netgi jau esant laisvai prekybai, vis dėlto 100% laisvės nėra, jinai suvaržyta tokiais sulaikymais, tik tai po 60 dienų bus atrakintos tos akcijos, norintys galės parduoti, galės ne. Faktas, kad jau toksai veikėjas kaip Muskas tai puikiai supranta, kaip valdyti įmonės vertę, kapitalizaciją, paklausą, pasiūlą, tai norisi tikėti, kad nebus tokio drastiško kritimo, bet vėlgi istorija rodo, kad tas kol kas per anksti kalbėti, ar tai yra tikroji įmonės vertė. Iš ko susidėtų tikroji įmonės vertė, kai mes kalbam apie kosmoso technologijas? Tai nauja tema investuotojams, mažmeniniams investuotojams, kurie gali pirkti akcijas iš biržos, ne startupus. Taip, labai geras klausimas, nes tą matyt kvestionuoja kiekvienas ekspertas, kiekvienas mėgėjas, o ar yra apart tiesiog to cool faktoriaus, tokio kietumo arba tos mados, ar yra kažkokia tikroji ekonominė vertė. Tai faktas, kad šiuo metu kalba eina išimtinai apie gal lūkestį. Lūkestis turi tam tikrą vertę, vėlgi jeigu tu perki loterijos bilietuką, tai turi tam tikrą lūkestį, moki už lūkestį, kartais laimi, kartais ne, tik tai tiek, kad loterijoje tu
tiesiog loterijos taisyklės, kad pusė pinigų yra pralaimima, verslo taisyklėse dažniausiai būna atvirkščiai, kad vidutinė lūkesčio vertė yra teigiama. Tai kokie pažadai gal atėjo iš SpaceX, manau, kad nuo tokių pakankamai žemiškų, tai yra tiesiog bazinis aprūpinimas internetu per Starlinką ten, kur jo nėra. Jau nepaliesiu šonę truputėlį tą geopolitinį aspektą, kad karo laukuose, kur nėra paprasto mobilaus ryšio, tai tikrai parodė savo gyvybingumą, bet ir per visą pasaulį tikrai jau matyti nebeliko ir Lietuvoje žmonių, kurie nėra girdėję apie Starlinką, kuris puikiai veikia ten sodybose, nuotolinėse vietose. Bet dabartiniam pasaulyje, kai ypač aštrėja, sakysime, tą ir nepabijosiu pasakyti, cenzūrą, ten į rytus nuo mūsų tai praktiškai be VPN nieko nepasieksi. Europos cenzūra jau prasideda ir jau pakankamai įsivažiavusi. Europa kalba apie ir socialinių tinklų reguliavimą, ir draudimą naudotis tais tinklais, ir propagandos draudimą, kas jų nuomonė vertinti yra propaganda ir panašiai. Taigi tas internetas jau nebėra toks laisvas atviras. Tai tokiam kontekste, sakysime, ryšys, kur veikia visur, kol kas gal mažiau pavaldus, sakysime, tam reguliavimui, kuris eina tiesiai iš kosmoso, yra jau nuo liberalizmo, sakysime, aspekto iki banaliai kokybės ir kainos santykio. Tai jeigu įsivaizduoti, kad tie apie jau virš 10 000 palydovų jau būtent tiek jau sukasi, sakysime, Maskvos orbitose, gali hipotetiškai keletą metų nuo šiandien aprūpinti kiekvieną mobilų telefoną mobiliuoju ryšių, nebereikia mobilių operatorių kaip tokių, tai įsivaizduoti pasaulio mobilių operatorių rinką, kai telefonai tiesiai praleidžia tiesiog tą žeminį signalą, eina tiesiai į kosmosą, tai jau yra pakankamai didelė vertė. Papildomai be abejo atsiranda galimybės jau tikrai komercinės, tokios kaip duomenų centrai kosmose, kurių gal šiuo metu savikaina gal procesoriaus kosmose keletą kartų viršė Žemėje, bet vėlgi įvertinus, kad kosmose kol kas nebėra tų perteklinių reguliacijų, nereikia klausti leidimų statyti ten fabriką ar duomenų centrą, prašyti, baladoti, leiskite naudoti ten elektros ar kažką tai aprūpinimas, sakysime, erdvė, kol kas kosmoso erdvė gerokai didesnė už Žemės erdvę, aprūpinimas energetika, nes vėlgi duomenų centrai prašo ypatingai daug elektros, saulės energetika, kuri nekaip nesustabdoma gal debesų paprastų, ten oro sąlygų ir viso kito, tiesiog pasiūlo begalinį ekologišką energijos šaltinį, tai va ta duomenų centrų tema yra labai įdomi. Vėlgi, kol kas tai yra tie pažadai, bet jie jau yra rimti ekonominiai, o ne tiesiog fantastika, nors vėlgi šiuo metu išimtinai perkamas dalinai lūkestis, nes tokio kol kas antro žaidėjo kaip SpaceX nėra. Vėlgi, jeigu paaiškėja, kad kosmoso ekonomika yra stipresnė kai kuriuose aspektuose, komunikacija, duomenų centrai, dirbtinio intelekto pajėgumai ir panašiai, jeigu pasirodo, kad stipresnė, tada kalbame apie tokį masinį loterijos išlošimą, nes kol kas antro žaidėjo nėra, tu arba laimi šitoje vietoje, arba nelaimi išvis. Ir tikrai labai įdomu bus įvertinti sekančius keletą metų, kaip tie pažadai vyksta, norisi tikėti, vyksta realybė ir tada jau atsiranda tikrieji pajamų srautai, tada atsiranda jau gal ir pelno nuostolio analizės, tie tikrieji rodikliai. Kol kas tai yra išimtinai spekulacija į ateitį, gal toksai emocinis aspektas, nes vėlgi ne visada viską, ką daro žmonės, matuojama vien graža, vien skaičiais, tas galėjimas prisidėti prie tiesiog sekančio žmonijos etapo yra savaime yra gėris. Sakysime, mane jaudina, kad ten mano doleris gali iš tikrųjų padėti žmonijai pasiekti sekantį etapą. Tai va, tą suvedus tikrai matome būtent tą foną investicinį aplink SpaceX, kurį matome. Šiemet laukiame ir kitų dviejų labai svarbių išėjimų į biržą, o būtent OpenAI'aus ir Anthropico. Ko gali tikėtis investuotojai, ar verta pulti į šitą karštligę, ar geriau susilaikyti nuošaly ir pažiūrėti, o kasgi vyks toliau? Kokia tavo nuomonė? Gal aš vieną aspektą išryškinsiu, kuris gal liko nelabai pastebėtos spaudos, bent jau turiu omeny finansinės spaudos. Tai yra tas labai ryškus, matomas, sakyčiau, pakankamai gilus rinkos prasėdimas prieš pat IPO. Tai vėlgi, sakysime taip, priminus IPO dinamiką, buvo kalbama, tarkim, prieš mėnesį, kad šiemet
nedetaliau, prieš keletą savaičių prasidėjo labai agresyvi, gal informacinė tokie šaltiniai, srautai, kad jau va dabar, jau bus tokia diena, jau tokios alokacijos ir visa kita. Gal keletą dienų prieš laukiamą IPO matėme pakankamai stiprų technologinio sektoriaus prasidimą, kalbame tikrai jau tai pilnais procentais, 5, 6, 7 tokio masto. Dauguma gal ekspertų tiesiog nurašė mojo ranką geopolitiką ir ten burbulo požymius. Keletą ekspertų iš tikrųjų taip nuodugniau komentavo, kad tai yra pakankamai būdingas elgesys rinkos prieš va tokį didelį kažkokį įvykį, nes vėlgi tuos 80 milijardų reikia iš kažkur tai surinkti. Vėlgi vertinus, kad persidengiamas būtent SpaceX ir Nasdaq'o yra labai aukštas, nes tie patys iš principo, kurie žmonės investuoja technologijos, tai tie patys ir pagrindė sudaro investuotojus į SpaceX. Taigi vėlgi keletą dienų pradėjo ištraukinėti pinigus iš kitų kompanijų viešų, nes tai yra ką veikti pasaulyje surinkti 80 milijardų naujų pinigų. Vėlgi tiesiog pinigais kupiūrom banke neguli paprastai tos sumos, reikia parduoti kitus aktyvus, tai va ta prieš IPO banga pardavimų tikrai stipriai surezonavo, ypač Nasdaq'ui labai stipriai atsiliepė. Vėlgi tas susišvelnino, vėlgi dabar matome jau grįžimą prie tų rodiklių, bet va tą bangą pardavimų tikrai negalima nepastebėti. Ir gal iš to irgi tokia išvada interpretacija, šiaip mes jau truputėlį komentavome, kad tokios ne tiek iš pardavimų, bet dalinai ir susilaikymų nuo kitų pirkimų. Vėlgi, jeigu aš laukiu investuoti į IPO SpaceX'o, tada aš tiesiog neinvestuoju, netgi jeigu turiu laisvų pinigų ten į kitas kompanijas, tai va ta kombinacija ištraukimo, susilaikymo, tai labai liečia paklausos dalį, pasiūlos dalis paprastai vėlgi irgi paliečiama, nes tam, kad surinkti tiek pinigų man reikia parduoti, tai visumoje veikia vat, rinka ir vat, ką matėme, tą prasidimą keletą dienų tikrai buvo netgi antraštės, kad ten trilijonai pakeitė rankas, nors renkami buvo tik tai vat, keliasdešimt milijardų. Tai matyt, tą jau kalbėjome, kad ir prieš tokius didesnius įvykius šiemet, kaip ir palūkanų normų sprendimai federalinės sistemos ar kiti pareiškimai, kad rinka tampa praktiškai plokščia ir vienoda. Vienas pranešimas, vienas įvykis veikia visą pasaulį. Tai matome, kad kuo daugiau ir stipriau kalbama apie įvykį, tai tuo vat, prieš patį įvykį tiesiog sušala rinka. Projekcija yra būtent kritimas, nes nėra pirkimų, yra pardavimai. Po to atsistatymas ir viršus, tai manau, kad vėlgi tą aspektą vertinant, sakysime, vat, paskelbtas datas aplink Antropiką, aplink OpenAI reikėtų įvertinti. Nu ir gal antras dalykas irgi kurį norėčiau pakomentuoti, tai atrodytų labai rožinėm spalvom tiek OpenAI, tiek Antropiko IPO, jeigu ne, čia jau eilinis pareiškimas iš Trumpo, buvo precedentinis įvykis, pagal mane nepakankamai spaudos, kol sulaukė dėmesio, keletą nebent komentarų, tai yra draudimas Trumpo Antropikui siūlyti naujausius savo dirbtinio intelekto modelius už Amerikos ribų. Tai visų pirma faktas, kad tai liečia mus europiečius. Atjungti buvo. Pranešimas yra not available, tų modelių 5, kur jau buvo pristatęs Antropikas, kurie yra stipriausi. Tai dalinai faktas, kad tai yra tiesiog nepatogumas iki labai didelio iššūkio europietiškom technologinių kompanijom, nes nebeveikia konkurencingai vienodai viskas erdvėj. Kai nėra prieinami tie patys varikliai, tie patys dirbtinio intelekto instrumentai kaip Amerikoje. Kompanija, kuri bet ką kūrė, siūlo nuo startuolio iki korporacijos su dirbtiniu intelektu, viskas nebėra lygiose sąlygose. Jau visai bus. Ir tai yra precedentas, nes pirmą kartą iš esmės Amerika, kur paprastai buvo labai atvira pasaulyje, vėlgi duomenų centrų paslaugos ten nuo Google iki Amazono iki Microsoft buvo prieinami vienodai kiekvienam studentui ar korporatui visur pasaulyje, dabar taip nebėra, nauja realybė. Ir faktas, kalbant apie ateinantį IPO projekciją, tai negali būti neįvertinta investuotojų, kad jau dabar nebekalbam apie laisvos rinkos verslą, kalbame apie iš esmės geopolitinį instrumentą, jisai turėtų turėti tiesiog kitą įvertinimą. Tai va tos gal 2 aspektus išryškinčiau. Tikrai taip, buvo šokas, kai pradėjau naudoti Fable 5 ir
po poros dienų viskas, nebegali to daryti. Ar Europa turi pajėgumų susikurti savo modelius, pavyzdžiui, Mistral AI iš Prancūzijos, ar mes galėtume kažkuo pakeisti Antropiką, kad nebūtume tiesiogiai priklausomi nuo JAV technologinė prasme? Gal čia pakomentuosiu tą bangą, maža, bet banga pareiškimų Europos politikų po būtent Trumpo paskelbimo. Tai man labai keistai, kad praktiškai vienas balsas europiečių sakė, reikia investuoti daugiau. Politikai sakė, nepakankamai investuojam, duokit daugiau pinigų. Čia dabar priim kaip nuomonė, mano nuomonė, kad bėda yra ne piniguose, o struktūroj. Tu belekiek bandyk ananasą auginti Antarktikoje, jisai neišauks, belekiek trašų dėk, belekiek ten sėklų, ten kokio tik tai nori, aplinka. O būtent ta aplinka europinė, ten nuo reguliacijų, biurokratizmo, fragmentacijos, nuokrypio į socializmą ir panašiai, aplinka, sakyčiau, yra gerokai svarbesnė priežastis, kodėl negimsta, neišauga tos technologinės inovacijos būtent Europoje. Tai piršto rodymas, kad duokit dar daugiau mokesčių mokėtojų pinigų, juos taip pat išmesime į biurokratinę šiukšlių dėžę kaip ir anksčiau, tai čia blogiau daryti, ne geriau. Tai ar tai yra pakankamai rimtas signalas, kad jau reikia atsižvelgti vėlgi į save, ne vėl prašyti pinigų iš mokesčių mokėtojų, atsižvelgti į save ir gal pradėti permastyti, sakysime, tas reguliacinės biurokratinės struktūras, ar padarys tokias išvadas ir pradės veikti ar ne, kol kas atviras klausimas. Bet kad jau dabar baladojasi nebe vieną, antrą kartą, o taip stipriai baladojasi realybė, tai sakyčiau, jau tą matome, turime, toliau vėlgi pasirinkimas yra politikų. Ar galėtume sakyti, kad čia yra klasikinė kino patarlės situacija, krizė yra galimybė Europos technologijoms, Europos technologinių startuolių augimui? Jo, gal čia tiksliau būtų Nišę prisiminti, kas manęs iki galo nenužudo, daro stipresniu. Bet yra dar antra dalis to pasakymo, čia prigalvota laikė, kad arba tiesiog sužaloja ir tampi invalidu ir tiek. Bet jo, tokia truputėlį juodo numero pabaigai. Tikėkime, kad to neįvyks ir visgi sprendimų susirasime, bet tuo pačiu galbūt pamastymai mūsų auditorijai. Galime pasidžiaugti, nuoširdžiai, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad Lietuva tapo antroji šalim Europoje leidusi savame vairuojantį automobilius. Tai va tokiais epizodais, kurie reti, bet užtat labai ryškus, tai labai džiaugiuosi. Tai gal tikiuosi, kad bent jau Lietuva, vėlgi, kuri neprivalo aklai sekti visiškai viską, ką daro Briuselis, tai tikiuosi, kad va tokiais epizodais gal vis dėlto Europos kontekste mes maksimaliai galėsim pasinaudoti technologijom atnešamą naudą. Gerai, mūsų pokalbis eina į pabaigą. Dėkui tau, Ilja, už labai įdomų pokalbį. Dėkui mūsų žiūrovam ir klausytojam. Ir iki pasimatymo už 2 savaičių. Iki. Iki sekančio.